Sveiki. Šiandien trečioji dalis mūsų pokalbio apie naudoto automobilio paieškas ir priartėjome prie to laiko, kada klausimas iškyla, o kurgi ieškoti tų naudotų automobilių, kur yra geriausios vietos ir kokie būtų patarimai ir kokie pliusai ir minusai skirtingų paieškos būdų. Tai pradėkime galbūt nuo tokio senoviškiausio metodo, tai automobilių turgus. Nepaslaptis, kad tokių tikrų turgų jau pas mus mažai belikę, arba labiau tie turgus šiuo metu yra automobilių stovėjimo aikštelės, kur reikia nuvažiavus apsidairyti, o po to paskambinti pardavėjui, kad jis atvažiuotų, nes labai mažai kas būna vietai. Ir tų tokių, sakykime, kaip anksčiau būdavo, kad šeštadienis yra turgaus diena, kai ten galima eiti ir ieškotų mašinų, suvažiuoja krūvos pardavėjų, tai jau nebelikę yra, arba likę labai mažai. Kokia yra mano nuomonė apie paieškas turgus? Iš tikrųjų, vieną didelį privalumą turi turgus, tai yra pasirinkimas automobilių, tai yra, jeigu jūs nežinote vis dar kokio modelio norite, o norite pasibandyti, sakykime, vieną modelį, kitą modelį, pasėdėti, pažiūrėti, labai dažnai būna dėl talpos, dėl bagažinės, kiek gale vietos yra, tai tikrai tada siūlyčiau pasidaryti vėlgi dar vieną namų darbą, nuvažiuoti, tiesiog pasibandyti ir tada jūs jau bent jau galėsit prasivažiuoti galbūt ir sužinoti, ko jūs norite, kas jums patinka, tinka, ir tada jau grįžti namo ir ramiai, sakykime, atsisėdę prie interneto, pasidomėti, ar tie modeliai, kuriuos rinkote, tikrai jums patinka, tinka, ar tikrai neturi kažkokių didesnių defektų ar problemų. Tai va, daugiau iš principo gana skeptiškai aš vertinu pirkimą iš turgaus, nes, kaip žinia, ten daugiausiai parduoda perikupai su nedėlėm išimtim, o apie juos labai mažai ką gero galima pasakyti. Tai vėlgi, dažniausiai tenais labai kažko gero nerasite. Aišku, visada yra išimčių, negalima 100% teikti, būna kažkas ir atsiranda įdomesnė, bet ten reikia būti ypatingai atsargiems, nes tie pardavėjai, kurie dirba turguje automobilių, jie yra tikrai aštrialiežuviai ir yra ne kartą tekę matyti, girdėti tiksliau, kaip žmonės ateina pirkti vieno modelio, o pasigavęs kažkoks perpardavėjas jį įtikina, kad reikia jiems visai ko kito ir kardinaliai skiriasi, net sunku suvokti, būna kartais proto, kaip galima taip užkalbėti dantį ir įtikinti žmogų pirkti visiškai kažkokį tai modelį, kurio jisai nenorėjo, net negalvoja ir panašiai. Tai toks būtų pastebėjimas apie turgus. Ir aišku, visgi, jeigu nuspręsite pirkti turguje, tai labai atidžiai tikrinkite tiek dokumentus, tiek patį automobilį ir vežkite tikrinti servizą, nes tikrai ten daug yra šlamšto, tikrai daug yra, kaip sakant, netikrų tų automobilių su visokiom rydom pasuktom, padažinėtų ir panašiai. Tai būkite tikrai labai atsargus. Kita vieta, kur dažnai žmonės nori pirkti automobilį arba žiūri automobilius ir ypatingai tie žmonės, kurie jau yra pirkę kitose vietose ir kaip liaudiškai sakant, nudegę, tai yra buvę apgauti, tai žiūri naudotus automobilių salonuose, tai yra oficialiuose atstovybėse. Nes, žmogiškai, psichologiškai atrodo tikrai saugiau pirkti pas atstovą, kuris ten turi, sakykime, ir servizą oficialų ir tikrai atrodo patikimas, kaip sakant, pardavėjas, kur nekils kažkokių bėdų. Tai automobilių salonai irgi naudotų, kur, sakykime, pas atstovus irgi jie nėra šventieji idėja, kad ir kaip norėtųsi bent turėti vieną vietą, kur, kaip sakant, ramiai galima būtų apsipirkti, nes dažniausiai ten ir brangesni automobiliai yra negu rinkoje. O kas ten dažniausiai pasitaiko ir kokie ten pliusai, minusai pagrindiniai. Tai pagrindinis turbūt pliusas yra aišku, kad tai yra turbūt saugiausia vieta pirkti, ta prasme, kad jeigu iškiltų kažkokie techniniai gedimai nusipirkus automobilį, tai būtų lengviausiai turbūt jį sutvarkyti arba įrodyti, kad kažkas yra negerai, nes vis tiek, kaip bebūtų, atstovas tenais neišjungs telefoną, nedings kažkur tai, nes ne taip paprasta yra. Bet su kuo aš susiduriu tikrindamas automobilius, kurios klientai išsirenka būtent pas atstovus, čia aš gal ne visus atstovus, negaliu apie visus kalbėti, nes aš dirbu skirtinai daugiausiai su japoniškais automobiliais, bet dažniausiai pasitaikančios tokios problemos, dėl ko neperkama yra tenais, tai pirma, tai yra kėbulo defektai. Sakykime,
rūdis ant kėbulo, dugne rūdis. Atstovybėse, jeigu automobilis ten, sakykime, senesnis negu 3-4 metai, tai tas tokias rūdis paviršinės vietomis būnančias vertina kaip natūralų nusidėvėjimą ir net nepaminės jums ir neparodys. Todėl turite būti atidus ir patys pasižiūrėti. Ypatingai mėgstamas vietos ir kur bjauriausias rūdis yra ant stogo, ties, sakykime, linija, kur susijungia stogas su priekiniu stiklu. Dar dėl pirkimo atstovybėse, tai kas svarbu pasakyti, kad irgi dažnai su ko susiduriu, kad yra mašinos dažinėtos, ką aš vadinu dažinėtos. Taip, dažniausiai ten tokių įvykių rimtų nebūna, bet būna perdažytų daug detalių. Ką tik tai reikia suprasti teisingai, kad šiaip smulkus padažymas tai nebūtinai yra kažkoks didelis defektas, nes natūralu, daug kas, pavyzdžiui, turi kasko draudimus ir jeigu kažkas yra subraižyta nedaug, tai mes registruojam, vežam, perdažo detalę ir viskas tvarkoj. Blogai yra tada, kai yra, pavyzdžiui, visa mašina dažyta, tai nuo priekio iki galo, arba stogas dažytas. Tai viskas gerai, jeigu mes, pavyzdžiui, matom ir žinom istoriją, kodėl tai būna daryta. Ir jeigu mums pasako, bet atstovybėse dažnai to nepamini, sako, kad įvykių neturėjus, jie kaip ir nemeluoja, nes įvykių iš tikrųjų neturėjus mašina, bet, sakykime, nusipirkus tokį automobilį perdažytą, po to, kai bus laikas jį pardavinėti jums patiems, tai jūs turėsite didelę problemą, nes žmonės, ypatingai tie, kurie tikrinsis, pasižiūrės, kad dažyta ir nenorės tokios automobilio pirkti, arba jūs turėsite parduoti už mažesnę negu rinkos kainą, vien dėl to, kad jums nepasakė, kad buvo dažytas. Tai vėlgi primenu, kad nesvarbu, ar rinksitės atstovybėje ar kažkur kitur, tikrinkite automobilį, prašykite, kad jums atstovybės tikrai turi matuoklius, kad išmatuotų kėbulą storį dažų, pasakytų, ar tai gamyklinis ar negamyklinis. Jeigu patys nežinote, pasikvieskit išmanantį žmogų, kad su jumis nuvažiuotų ir pasitikrintų, pasižiūrėtų. Nes tikrai tokių atvejų ne vienas ir ne du buvo, net ir prieš kelis mėnesius viena klientė pirko automobilį iš atstovybės, per pažįstamus beje, ir įdomumo dėlį tiesiog pasižiūrėjau tą automobilį, istoriją, tai jisai buvo jau atvežtas kitos atstovybės, daužtas, sutvarkytas, pavažinėtas Lietuvoje, tada turbūt pirko klientas čia kažką tai naujo ir atpirko tą mašiną ir va dabar pardavė jau mano klientai, kuri nepaklausė ir vis tiek jį nusipirko. Ir dabar, kai reikės pardavinėti jai pačiai, tai jau vertė bus tos mašinos labai maža. Dar viena opcija ieškoti automobilio naudoto, tai yra aukcionai. Čia tik tai turėtume skirti du aukcionų tipus, tai yra amerikietiški aukcionai ir europiniai aukcionai. Nepasakosiu, kokių jų yra, nes tikrai labai ilgai užtruksime. Tiesiog, ką noriu pasakyti apie aukcionus, kad pastebiu irgi tendenciją, kad jau kurį laiką aukcionuose prastėja automobiliai, aprašymai neatitinka dažnai tikrovės, atvažiuoja automobilis ne toks kaip nuotraukose arba defektai ne visi sužymėti. Tai, sakyčiau, aukcionas yra tokia vieta galbūt pirkti tiems, kas mėgsta riziką, arba nebent labai aiškiai nusistato ribą, daug mažesnė, sakykime, negu norėtumėt pirkti biudžetą ir tada tiesiog bandot rizikuoti. Gali būti, kad pasiseks, gali būti, kad nepasiseks, bet jeigu turėsit kažkokį tai rezervą, tai tiesiog tokiu atveju galėsite, kaip sakant, neskausmingai susinvestuoti tos pinigėlius ir susitvarkyti automobilį. Bet šiaip ten reikia tikrai daug pastabumo ir aukcionai kuom yra pavojingi, mano nuomonė, tai kad kai pagauna azartas, tai dažnai žmonės nuperka brangiau negu planavo, o toks ir yra kai kurio aukciono organizatorių tikslas, tai yra parduoti prekę daug brangiau negu šiaip galbūt rinkoje net nusipirktų. Arba kitas variantas, tai parduoti prekę ypatingai užsienį, kad nereikėtų vidiniai rinkai pardavinėti su kažkokiais tai defektais, nes įrodyti tos defektus ir po to susirašinėti tikrai ne visi nori. Gražinimo procedūros ganėtinai sudėtingos. Tai sakyčiau, kad ganėtinai rizikingas, imlus laikui dar, sakykime, toks pirkimo būdas ir mažai ką galima nupirkti. Tai čia tiek apie europinius galioja aukcionus, tiek apie aukcionus iš Amerikos. Dabar dar paimkime atskirai amerikietiškus aukcionus. Labai išpopuliarėjęs tas būdas buvo, ypatingai keletą metų atgal. Dabar gal šiek tiek prislopo tas populiarumas dėl to, kad muitai sukilo ir atvežimai ir visa kita. Tai nėra taip jau labai pigu tas mašinas pirkti ir tvarkytis.
Bet vėlgi žmonėms, kas patinka, kad ten yra naujos mašinos, ridos nedidelės, tai iš techninės pusės yra didesnė tikimybė nusipirkti kažkokią tai techniškai tvarkingesnį automobilį. Tai atsiminkite, kad jeigu pirksite jau sutvarkytą automobilį iš Amerikos aukcionų pirktą, tai tikrai jis dažniausiai bus su didesniais defektais pirktas, daužimais didesniais, nes perpardavėjas turi užsidirbti ir nuo didesnių sumų, aišku, uždarbiai irgi turi būti didesni. Tai tokiais atvejais tikrai nusipirksite prastesnį automobilį. Galima svarstyti, jeigu turite kur tvarkytis, turite patikimus meistrus, tai tokiu atveju tada su pagalba pirkite patys, bet tikrai pasiskaitykite irgi visus komentarus, atsiliepimus, ką atkreipti dėmesį, ką žiūrėti, nes tikrai tenais irgi yra daug apgaulės ir nepatyrę pirkėjai tikrai nusiperka prastus variantus dideliais nuostoliais ir po to tas jūsų pirkinys nebus vertas dėmesio. Dar vienas pirkimo būdas tai yra tiesiog ieškoti patiems per skelbimus vokiškose skelbimų tinklalapiuose ar kitose europinėse ir pirkti nuotoliniu būdu, galbūt ne iš privačių asmenų, galbūt iš Vokietijos autohausų arba kitose šalyse iš įmonių to užsiemančių. Tai irgi variantas būtų. Pavyzdžiui, asmeniškai šiuo metu mes tą labiau propaguojam, dėl to, kad vis sunkiau rasti kažką gero Lietuvoje, nekalbant jau apie atvežtinius automobilius, nes ten yra tikrai labai prastos būklės dažniausiai ir ieškai tiesiog pavargsti nuo tų ieškojimų. O kažkodėl, pavyzdžiui, iš Vokietijos automobiliai jie būna dažniausiai tvarkingesni, bet irgi reikia žinoti tam tikrus dalykus. Jeigu planuojate pirkti patys, tai tada mano vienas patarimas yra, kad žiūrėkite iš oficialių pardavėjų, didesnių autohausų galbūt, kurie užsiema pardavimais. Venkite pirkti iš, sakykime, ne vokiečių valdomų aikštelių, dėl to, kad tada susidursite su tais pačiais minusais, niuansais, kaip ir pirkdami pas mus turguje ar iš mūsų vietinių perpardavėjų. Nes ten irgi, nenoriu minėti dabar tautybių atskirų, tiesiog neišskirsiu, bet jie irgi sukčiauja, sukinėja ridas, pardavinėja daužtus su defektais automobilius ir šitoje vietoje ypatingai, jeigu perka kažkas iš užsienio, tai visą laiką jiems bus mažesnė rizika parduoti, nes žino, kad tada sunkiau bus grąžinti. Tai va, bet aišku, pirkdami visą laiką, ką padarykite, tai sutartis skaitykite, kurias jums atsiunčia, pasitikrinkite keletą kartų, ar tikrai prekia automobilis, ar nėra, tai kad pavieniai automobiliai tik parduodami. Pasižiūrėkite, ar ta įmonė turi kažkokią tai istoriją, kad nebūtų tik metus veikianti įmonė ar panašiai. Ir tik tokiais atvejais pervedinkite pinigus, nes tikrai yra pasitaiko atvejai žmonėms, kur nusižiūri skelbimuose ir papuola pas sukčius, perveda pinigus ir nei automobilio, nei pinigų, nei to pardavėjo nebesuranda. Dar geresnis variantas yra, jeigu turite kažką, kas galėtų vietoje apsižiūrėti, arba jeigu tikrai ieškote to vienintelio automobilio ir suma yra didesnė, tai dabar tikrai yra tų pigių skrydžių bendrovių, galite nuskristi, pasižiūrėti automobilį, pačiupinėti, bent jau, kad ir neturėdami kažkokių priemonių ir įrankių, bent vizualiai pamatyti, kad tikrai mokate pinigus už tą automobilį, kuris yra skelbime ir tikrai gausite tai, ko ieškote. Ir vėlgi, nuskridus būtų opcija gal apsvarstyti, kad ir patiems sugrįžti su to automobiliu. Na, jeigu nenorite, tai vis tą laiką galėsite ir su traliuku parsivežti, bet bent jau pasičiupinėti, jeigu nesate, kaip sakant, profesionalus pirkėjas ir neperkate dideliais kiekiais tų automobilių, tai visą laiką verta, rekomenduoju ir aklai nedarykite tiesiog tokių pirkinių. Dar vienas tik tai toks dalykas, bent jau kas apie vokiečius kalbama, kad jeigu žiūrite ir ieškote automobilio savo ir matote, kad yra, sakykime, prierašas, kad tik eksportui arba ten be garantijos parduodama, tai tokių automobilių irgi venkite kaip privatus pirkėjas, nes dažniausiai bent jau Vokietijoje tai yra automobiliai su defektais arba kažkokiais buvo rimtesniais įvykiais arba neturintis aptarnavimo istorijos, kur, sakykime, vokietis pardavėjas nėra užtikrintas tos automobilio kokybė ir jis nenori jo pardavinėti vietinėje rinkoje, nes ten galioja griežtesnės taisyklės, reikia taikyti garantijas ir nieks nenori užsiimti su tais grąžinimais. Todėl parduoda į užsienį, eksportui, nesuka galvos apie jokias garantijas, čia jau jūsų problema tada lieka. Tai dar kartą pabrėšiu, jeigu nesate profesionalus pirkėjas,
neturite savo remontą dirbtuvių, tai geriau tokius automobilius iš karto aplenkti ir žiūrėti tuos automobilius, kurie parduodami Vokietijoje su garantija, kur, sakykime, yra patikrinti, turi visą servizo istoriją. Dar vienas pastaraisiais metais labai populiarėjantis būdas automobilių pirkimo, tai atsirado daugiau vadinamų tokių automobilių brokerių. Tai yra tiesiog žmonės, kurie sakosi padedantis nupirkti automobilius, tiksliau, kurie komiso pagrindais surenka automobilius iš pardavėjų, parašės pardavimui, sufotografuoja profesionaliai, galbūt ten pasirūpina kažkokiais aptarnavimais, garantijom, dirba su leasingo bendrovėm. Nevardinsiu atskirų bendrovių, nes dabar jų kaip grybai po lietaus dygsta. Ir čia vos ne kas kelias savaitės vis kažkokia nauja susikuria iš išėjusių darbuotojų iš vienos įmonės į kitą ir panašiai. Tai atrodytų viskas labai gražu, jūs ten dažniausiai pasitempia kostiumuoti pardavėjai ar pardavėjos, labai ten viską gražiai aiškina, gražiai aprašymai skamba, nuotraukos gražios, garantijos ten tams automobiliams duodamos. Bet turiu pasakyti, kad dėja, kad ir kaip gražiai tas skambėtų, ir aš irgi lūkesčių turėjau, kad iš tokių pardavėjų galima nusipirkti kažką tikrai tvarkingesnio ir kad jau, kaip sakant, į kitą lygį kyla mūsų automobilių pardavimas naudotų. Bet kiek esu tikrinęs, aišku, ne pas visus, bet nei vieno automobilio nesam nupirkę iš jų, dėl to, kad tas pats, kas yra atstovybės kalbėjau, yra visokių paslėptų niuansų, arba ne tai, kad paslėptų, bet specialiai neparodomų, ypatingai su kėbulo defektais, su rudim, su kažkokiais tai padažinėjimais, istorijų nebuvimas ir panašiai. Tai tikrai, jeigu randate kažkokį automobilį pas tokius pardavėjus, brokerius vadinamus, kurie, sakykime, kuris jums patinka, tai tikrinkitės kažkur kitam dar papildomai servize ar su žmogum, kuris supranta, dėl to, kad ten jų patikros yra faktiškai mažai ko vertos. Žinau, aš net kai kuriais servizais, kuriais dirba, tai tikrai ne su pačiais geriausiais jie dirba ir tas mašinas patvarko, parašo tam kartui ir nieko, sakykime, ten stebuklingo nesusirasti. Galite sakyti, bet jie tai taiko garantiją, su garantijom irgi yra niuansai. Tos garantijos iš tikrųjų yra per draudimo bendrovės perkamos, kai kurios įmonės, tos brokerinės, jos pačios perka už savo lėšas, ten kai kurios dalinasi su pirkėjų išlaidom, tai yra jūs ten sutarė dėl automobilio ir tada paaiškėja jau, kai reikia ten mokėti, kada reikės dasimokėti už tam tikrą papildomą garantiją. Tai yra faktiškai tas pardavėjas, brokeris atsakomybės pats asmeniškai beveik jokios neneša. Labai sunku įrodyti bus, nes jeigu atsitiks kažkas, turėsite įrodinėti dažniausiai draudimo bendroviai, o su draudimo bendrovėm, patikėkit manim, yra labai sudėtinga susitarti ir sutarti. Ten bus krūva procedūrų ir ne vieną jau esu automobilį matęs, esam net ir tvarkę, kur buvo nupirktas su garantija tokioj bendroviai brokeriniai ir niekaip ten žmogui nepavyko įrodyti, kad ten yra kažkoks defektas, nes servizas dauguma net negalėjo rasti, kodėl negerai kažkas automobiliai. Tai galiausiai baigėsi tuo, kad žmogus atvežė pas mus tą automobilį, radome tą defektą, bet nenorėjo jinai tiesiog jau gadinti savo nervų laiko, susimokėjo tos pinigus pati ir toliau išvažiavo su automobiliu. Nors šiaip galima buvo už tokį paslėptą defektą grąžinti tą automobilį tikrai, tik tai reikėjo laiko, pinigų ir galbūt advokatų, nes jam buvo ir garantija, ir aprašymas taikomas ir panašiai. Tai va, tai apibendrintai, ką galiu pasakyti, kad kol kas tas brokerinis reikalas yra labiau marketinginis dalykas ir nepabijosiu pasakyti, kad tiesiog tas turgaus pardavimas, pardavėjai persikelia į truputį laipteliu aukštyn, tai yra į tokį ofisinį stilių, bet mentalitetas, būdai pardavimo, visokie slapukavimai, jie niekur nedingo ir bendravimas, viskas yra gražu iki tol, kol neatsiranda kažkokios bėdos. O kai atsiranda bėdos, tai dažniausiai jūs bus paliekami vieni. Tai irgi, dar kartą pasikartosiu, jeigu randate automobilį per tokius brokerius, tikrinkite tą automobilį,
Jeigu perkate, sakykime, pasiūlo jiems surasti automobilį pagal užsakymą, pasižiūrėkite, kas yra sutartyje, būtinai įsitraukite punktą, sakykime, kad ne tik jų patikra turi būti atlikta, o turi būti atlikta nepriklausomam servize, kai jie atvežate automobilį ir tik tada jūs mokėkite galutinius pinigus ir pirkite tą automobilį. Nes kitu atveju bus kažkoks defektas, jie tą defektą užglaistys, bet rezultate turėsite automobilį, kurį ten po kelių, 3-4 metų norėsite pasikeisti, parduoti ir tada pamatysite, kad tenais bus kažkokių padažymų, kažkokių niuansėlių, kurie labai, sakykime, tą kainą jums numuš ir negalėsite parduoti už norimą kainą, prarasite daug pinigų arba sugaišite daug laiko pardavimui. Na ir aišku, populiariausias paieškos būdas automobilių tai žiūrėti skelbimų portaluose. Tai čia neišskirsiu vienos kažkokio portalo, tik tai pasakysiu tai, kad ten iš esmės tai jūs rasite visus automobilius, kurie yra tiek turgui stovi, tiek, sakykime, pas atstovus, atstovybėse, tiek brokerinių tų įmonių automobilius. Nu, tai yra iš esmės pirminis toks išfiltravimo srautas, kur jūs galite pasižiūrėti. Pabaigai tiesiog apibendrinam, kas buvo pasakyta, tai nesvarbu, kokiu būdu ieškosite automobilio ir kur pirksite, ar iš atstovo, ar iš turgaus, ar tiesiog nuo gatvės iš perpardavėjo. Niekada nepirkite nepatikrinę automobilio. Dažnai jums sakys, kad yra dar krūva klientų, kurie čia laukia, jums pirmam rodo ir panašiai. Nepasiduokite šitam psichologiniam spaudimui, nes net jeigu ir tiesa ir kažkas kitas yra, laukia ir pirks tą automobilį, nupirks, jeigu jūs nespėsite pasitikrinti, tai reiškia, ne jums skirtas buvo automobilis ir galbūt jūs išvengite daug didesnių problemų, negu dar ten sakykime, skirimo papildomą laiko kito automobilio paieškai. Tai visais atvejais, ar tai būtų pas atstovą ar ne pas atstovą, tikrinkite automobilį, vežkite į patikimą servizą. Jeigu atsisako pardavėjas vežti, tikrinti, tai siūlyčiau tokį automobilį apeiti. Kitas dalykas, jeigu pasirašinėt kažkokias sutartis, tiek pirkimo pardavimo, tiek kažkokio išankstinių mokėjimų, labai gerai paskaitykit sąlygose, kas yra parašyta, ypatingai apie grąžinimų dalį, ypatingai apie mokėjimų dalį, apie defektus, paslėptus, nepaslėptus, nes po to gali būti sunku kažką įrodyti, jeigu pasirašyti dokumentą, kuriame jau bus sutikę su tam tikrom sąlygom.